Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną toks mano teiginys ir bus jo iliustracija, jums tikrai bus labai įdomi. Kaip ir žmogus, niekada nebūna vienas. Mes esam sociume ir pamokas ir situacijas gaunam per sociumą ir per aplinkinius žmonės. Taip ir skaičius niekada nebūna vienas ir jo traktuoti kaip vieno neįmanoma. Mes niekada negausim tikslaus rezultato žiūrėdami į vieną skaičių. Tai šiandien puikus pavyzdys, kaip vienas skaičius pakitęs kontekste duoda visai kitą informaciją. Todėl svarbiausia yra nežinoti apie skaičius, o mokėti juos sujungti. Reiškia žinoti mechanizmą arba algoritmą. Ir tada kontekste mes galim teisingai pamatyti mums reikiamus atsakymus. Tai nežinau kaip jūs, čia galbūt ir jums bus įdomu. Žmogus konsultacijai. Gimęs 7 dieną. Mes žinom, kad 7 diena tai judėjimas, kelionės, sportas, judesys, kelionės, sportas. Va toks labai vijurko ženklas, pozityvė. Bet aš žiūriu toliau į žmogaus resursą. Matau, kad jis turi lektorystės arba sceninio tokio gebėjimo liniją. Jis gali būti auditorijoje, jam viskas yra gerai, bet tuo pačiu jis turi vaizdinį matymą, intuiciją, klausą. Va tokie dalykai jutiminiai pas jį yra labai stiprus. Bet kai aš pasižiūriu į talentą, talentas yra 20. Vertybės, tradicijos, visatos principai, vertinimas savo tautos, savo kultūros, savo kalbos ir visų amatų dalykai. Ir kai aš matau tokius dalykus, aš galvoju, kaip čia tą sportą, tą judėjimą, kaip čia suderinti su tom vertybiniam prizmėm, visom vertybiniais dalykais, tautiškumu ir taip toliau. Ir įsivaizduojat, kadangi aš visada dirbu tokiu principu, kad pirmiausiai atiduodu informaciją žmogui, jis klausia tik po mano konsultacijos visus klausimus. Eigoje neklausia, todėl kad tada aš paimsiu ir pritempsiu skaičių prie to, ką žinau apie jį. O kai aš nieko nežinau, aš modeliuoju, o žmogus jau pats atsirenka, kas yra sutampantis su jo konstrukcija dalykų ir jis labai pats tada aiškiai padaro išvadas, be jokių mano didelių pastangų. Ir aš vis galvoju, kaip čia tas sportas, tas lektorystė, tas vaizdinis matymas, tas jutimas gali su tuo amatais, tautybė, tautiškumu sėtis. Ir kai žmogus man jau pradeda pasakot, tam pirmame atsikle jis pasiilgas iki 30 su virš metų, ką jis veikia? Jis šoka tautinius šokius. Konkursai, augimas, profesionalumo kėlimas, įsivaizduojat? Sportas tai ir yra šokis, tai yra pats intelektualiausias turbūt, vienas iš intelektualiausių sportų, tai yra šokis. Ir matot, kaip gražiai jis susijungia su talentu, su vertybėm, tęstinumu ir tradicijom, ir tauta, ir tautiniu identitetu. Ir jeigu mes imtumėm vieną skaičių, jis nieko nepasako. Nes jeigu būtų talente, tarkime, ne 20 tas tautiškumas, o pavyzdžiui 5 mokymas, žmogus būtų mokytojas. Jeigu talentas būtų 7, žmogus būtų treneris. Bet kadangi talentas 20, va taip apjungiant, ir gaunasi, kad jis puikiai pirmam savo metacikle, puikiai atitiko savo resursą. Toliau jau mes pasirenkam profesijas susijusias ar nesusijusias, jau kelią patys statom. Bet va tas pirmas jo buvo labai taiklus. Ir ką šiandieną norėjau pasakyti? Jeigu jūs girdite aplinkoje, kad va, tu gimei ten tą ir tą dieną, tu toks, anoks arba trečioks. Tai koks esu aš, tai aš pats žinau. Informacija, kurią jūs
dažnai kažkur perkate, užsisakote, ji turi jums tarnauti. Juk jūs neperkat parduotuviai daikto, kurį išėjo už parduotuvės durų, išmetat. Reiškia, jeigu jūs girdit arba jums duoda informaciją, kuri jums negali tarnauti ateityje, tai tai yra niekinė informacija. Nes tai, kas buvo, jūs žinot pats, koks jūs esat, jūs žinot pats. Bet kaip savo kelyje eiti, kad pasiekti maksimum savęs, to, ko jūs norit ir ką dėl to reikia daryti, va ta informacija jums gali tarnauti. Bet jeigu mes imsim vieną skaičių ir kalbėsim apie vieną skaičių, ta informacija yra niekinė. Ji žaidžia kontekste. Ji pilnatvę, rodiklis įgauna tik kontekste. Nes kontekstas viską sudėlioja į tikrą paveikslą. Kaip ir pasižiūrėkite žmogus, jeigu jis jums sako kažkokį tekstą, kalbėjimą, ir jūs ištrauksit vieną gabalėlį, dažnai taip žiniasklaida daro, vieną gabalėlį ištraukia ir tada prie jo priklijuoja kažką kitą ir tas žmogus iš dieviškai gero tampa kažkokiu erodu. Tai ir skaičius lygiai taip pat. Jeigu mes jį paimsim vieną, jis mums arba neduos nieko, arba duos atvirkščiai daugiau žalos. Tai žmogus nėra vienas ir skaičius nėra vienas. Ačiū Jums už dėmesį. Labai norėjosi pasidalinti.